Elenos Bartkienės pranešimas gyvūniniai produktai ar jų alternatyvos visuomenės švietimas siekiant užtikrinti tvarę ateitį. Gerbiama akademikė, prašom. Labadiena dar kartą. Paskutinio pranešimo metu nuskambėjo labai gera frazė, kad reikia ugdyti kritinį mąstymą ir tikrai tą kritinį mąstymą reikia ugdyti visose srityse. Ar tai liestų maistą, ar tai liestų energetiką, nes patys nuo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kelis kartus rašėm laiškus Žemės ūkio ministerijai, kad gerbėmieji, įsileiskite mus, akademikus, į mokyklas bent jau pusiai valandos į biologijos pamoką, kad mes sugebėtume jaunam žmogui paaiškinti, iš kur atkeliauja maistas. Tai liečia ne tik gyvulininkystės sritį, tai liečia ir augalininkystės sritį, nes šiai dienai jau tas maistas nėra duotybė, jį reikia užauginti. Ką turime mes universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete? Tai Lietuvos sveikatos mokslų universitete turim išskirtinę galimybę analizuoti visą situaciją vienos sveikatos koncepcijoje, nes tai yra dvi akademijos. Tai yra medicinos akademija ir veterinarijos akademija, o taip įvertinant pragmatiškai, aš pati nesu šio universiteto absolventė, esu baigus Kauno technologijos universitetą, turiu inžinerinį išsilavinimą ir fizinių mokslų. Tai šiuo atveju tas bendras kompleksinis matymas labai padeda ir labai padeda matyti į perspektyvą ir matyti, į tolimą perspektyvą, kuri dėja šiai dienai, jeigu nesusimsime, nėra labai džiuginanti. Tai veterinarijos akademijoje daugiau turbūt žinome veterinarinę mediciną, bet yra be galo svarbi gyvulininkystės sritis. Ir šiai dienai mes labai prašome valstybinio palaikymo gyvulininkystės sričiai, kad pritraukti jaunus žmonės. Nes mes turime ūkio subjektus, daug ūkio subjektų, kurie vis dar stengiasi išgyventi, jie iki šiol gyvena, gal įvardinkim taip neblogai, jiem reikia specialistų, jiem reikia aukšto lygio specialistų. Specialistai, tie jauni žmonės nebesirenka šitų studijų programų, todėl kad yra vien per tą emocinį blogąjį edukacinį lygmenį per visą eskalaciją. Paskutiniu metu pavasario stojimų metas prasideda, vaikai renkasi studijas, kai kuriem vaikam tėvai padeda rinktis. Į dekanatą sulaukiam skambučio, skambina viena iš mamų, ir čia vaikas mano nori stoti į studijų vieną iš programų ir mes turim dvi studijų programas, viena iš jų daugiau susijusi su reabilitaciniam veiklom, kuriuose dalyvauja gyvūnai, papildoma medicina. Tai ta mama įvardino gyvūnų mokslo studijų programą, tai yra zootechnika arba gyvulininkystė, kaip tai ką mano vaikas skerdikų bus. Tai yra tiesiog visiškas absoliutus nesuvokimas, bet negali pykti ant tų žmonių, nes tai yra visuomenės nesuvokimas. Jie nesupranta, kad visas tas tvarumas vis tik tai atrodo kitaip. Tai ką darau šiai dienai, nes esant tokiom skirtingom studijų programom ir tokiem skirtingiem jauniems žmonėm, vieniem daugiau gyvūnas yra draugas, kitiem gyvūninė produkcija daugiau yra aktuali, pradedu kaip dekanė paskaitą nuo fundamentikos abiem studijų programom. Ko mums reikia? Oro, vandens ir maisto. Ir dėja tą maistą turim pasigaminti patys, nes išbėgti miškus medžioti turbūt būtų didelis žingsnis atgal. Aišku, viskas gerai ir laukinė gyvūnų mėsa, bet iš esmės rekomendacijos iki šios dienos yra tokios. 1/4 mūsų raciono turėtų būti gyvūniniai produktai. Aišku, mes kaip vartotojai esame išlepę, mes tų gyvūninių produktų vartojam per daug, perdirbtos mėsos vartojam per daug ir tą reikėtų aiškiai pasakyti. Švietimas turi būti. Ką mes darome toliau? Norime egzotikos ir tai nėra smerktina, nes gyvename gerai, aišku, norime ir egzotinių vaisių, ir egzotinės galbūt kažkokios mėsos ar pieno produktų, bet iš esmės visa šita, ką mes matom vėliavų gausybė, atkreipkite dėmesį namuose, kai valgot vakarienę. Kas pas jūs lėkštėje? Salotos iš Graikijos, pomidorai iš Ispanijos, kumpis turbūt vytintas irgi greičiausiai iš Ispanijos ir taip toliau ir taip toliau. Mes neapsirūpiname maistu. Ką kalbame mes apie tvarumą, yra logistika. Tai ne tik yra tarša, kurią mes matome, kitas yra aspektas, kad mes tą logistiką maisto, ypač žaliavų ir produktų įgyvendintume, mes turime maistą konservuoti. Super projektai vykdomi, įvairūs natūralūs kabutėse ir nekabutėse konservantai kuriami, kad išlaikyti ilgiau maisto žaliavas ir produktus. Dėja, visą tai mes po to rekomenduojam vartotojui suvalgyti.
Tai ką rodo dabar jau pasaulinės asociacijos, labai gražus portugalų paveikslėlis, pasiskolinau jį jums parodyti, vis tik tai pasauliniu lygmeniu jau mes kalbam, kas yra tvarumas, tai yra local, tai yra vietinė gamyba. Mes turime užsitikrinti savo suverenitetą ne tik ginklais, bet ir maistu. Nes daug kas prisimena, ypač žemės ūkį atstovaujantis, kai prasidėjo karas Ukrainoje, niekas nebuvo ko gero pasiruošę. Nežinau, ar buvo nors 1%, ir kai 10 000 gyvulių tau žiūri akis ir rėkia, nes jie nori tiesiog ėsti, o tu neturi iš kur grūdų paimti, situacija buvo neadekvati. Aišku, verslas greitai persiorientuoja, bet jeigu mes neturim savo resursų, mes nesugebame vietinėje rinkoje cirkuliuoti, tai yra labai blogai. Kokia dabar yra vykdoma pažanga, jinai turi būti ir jinai neturėtų būti stabdoma, nes jeigu mes patys nesugebėsim pasigaminti, mes gausim importuojamą. Tai šiandieną kalbame, jeigu apie mėsos analogus, alternatyvus gyvūniniam, augalinius produktus ir taip toliau, turime labai daug iššūkių. Na ir vieni iš tokių iššūkių, kaip prieš tai buvo pristatyta, kad mes atlikom tyrimą, mes net tyrimą atlikome šiuo atveju, kalbant apie ES mokslo akademijų ataskaitą, mes analizavome jau pateiktus literatūros duomenis, bet apie tyrimus galiu pasakyti taip. Tai kai rodau studentam ir mokyklose, mokiniam, ir klausiu, ar jūs mėgstate augalinį pieną, jeigu taip galima įvardinti, greičiau turbūt reikėtų įvardinti augaliniai gėrimai, kai kurie atsako, kad taip, madų vaikosi, nes maiste irgi yra mados, kai kurie atsako, kad ne, bet iš esmės mūsų atliktas tyrimas realiai laboratorijoje, fizikiniai, cheminiai tyrimai, na, nieko tu neišrasi, tu matai skaičius ir nieko tu nepadarysi. Tai iš analizuotų visų augalinio pieno mėginių, 61% iš jų mes aptikome nuo 1 iki 22 analizuotų, na, nemažai buvo analizuota mikotoksinų. Kas tie mikotoksinai? Tai yra gan agresyvūs junginiai, jie yra termostabilus, jie yra dažnai augaluose, ypač mūsų klimato sąlygomis, ir jie sukelia tiek žmonėm, tiek gyvūnam mikotoksikozės. Na, iš esmės, augaluose yra ne tik mikotoksinai, ir kiti pesticidai, ir sunkieji metalai, bet mes dar turime augaluose ir antimitybinius veiksnius. Tai jeigu jau toleruojam tą laktozę, jeigu jau galim gerti pieną gyvūninį, aišku, jeigu norim kartais augalinio, tikrai mes nenumirsim, bet pulti į kraštutinumus ir grinai keisti ar atsisakyti tikrai nevertėtų. Tai toliau apie tas pačias mėsos alternatyvas, ir šita ataskaita yra paskelbta ir jinai viešai visiems prieinama, ir kaip tik rekomendavo šitą grupę ją viešinti ir politinių lygmenių, tai va šiandieną labai gera proga ją pristatyti ir Seime, nes iš esmės rekomendacijos įvairios. Aš pati nesu įsipareigojusi nei vienai partijai, nei vienam ūkio subjektui. Todėl labai aiškiai deklaruoju, kad labai džiaugiuosi, kad neišmetė mano dalies, nes mes kiekvienas iš ES mokslo akademijų, tai šiuo atveju Lietuvą atstovau, parengėme tam tikrą skyrelį. Tai mano buvo užduotis parengti skyrių apie augalinių baltymų alternatyvas kaip mėsos analogų. Kaip iš technologinės pozicijos, kurią puikiai išmanau, ir, na, aišku, niuansų yra daug, visko negali išmanyti, nes jau būtų tada probleminis aspektas, jau reikėtų tada eiti atostogauti. Bet šiai dienai, ką išmanau, tai tą galiu pasakyti. Problemų yra su augaliniais baltymais, nes daug yra technologinių etapų. Kad mėsos įgytų juslinės savybės ir tekstūrą galima padaryti. Maistinės savybės ar atitiks mikrokomponentus sudėtinga labai. Tai mano rekomendacijos buvo tokios, kad iš esmės visgi turim problemų dar ir mėsos alternatyvą pavadinti augalinių baltymų, na, nelabai galime ir vartotojams siūlyti nevertėtų, nes tai nėra kol kas saugi alternatyva. Deja, įvairūs mokslininkai, kai kurie iš jų ne maistininkai, ne dietologai, ne gydytojai, jie gan agresyviai buvo nusiteikę šitoje grupėje ir iš esmės, na, ekonomistai. Bioekonomiką atstovaujantį šią sritį ir jie labai propagavo mėsos alternatyvas ir nepaisant to, ar jos yra gaminamos mikroorganizmų biomasę gausinant, ar jos gaminamos kitas alternatyvas imant, bet šiuo atveju tie skaičiavimai, kaip prieš tai profesorius Pranckietis rodė, jie kartais statistiniai prasilenkia vienas su kitu. Jeigu pats laboratorijoje neatlikai, vis tik tai tie skaičiavimai gali būti ir traktuojami labai įvairiai, tai tas pats ir anglies pėdsakas, ta pati tarša ir daugelis kitų, bet ką mes matom laboratorijose, mes matom saugą.
Ir iki šios dienos nelabai turim kokią alternatyvą rekomenduoti vartotojui saugę, kurie atitiktų gyvūninę alternatyvą. Žinau tik tie, kad amerikiečiai, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, rekomenduoja kiaulienos išpjovą vaikams iki 18 metų kaip baltymų šaltinį. Kas nuneigs? Niekas, nes sudėtis tikrai labai gera. Galbūt kaina aukšta, bet... Kita, jeigu prisimenate, eskalacija buvo ganėtinai nemaža apie svirplių miltus, kuriuose sumažintas riebalų kiekis. Tai pati gavau asmeniškai nemažai skambučių ir teko kalbėtis, nežinau, iš kurie mano gavo telefono numerį, bet iš esmės puolė ganėtinai agresyviai, nes jūs mums rekomenduojate valgyti vabzdžius, mes Lietuvoje jų valgyti nenorim. Aš tokių rekomendacijų niekada neteikiau, nes mūsų pozicija kaip technologų, kaip maistininkų, kaip gyvulininkystės atstovų yra tokia, kad jeigu žaliava saugi, nereiškia, kad produktas saugus. Yra technologija. Įdėjom žaliavą, jinai gali būti ekologiška, saugi, labai aukštos maistinės vertės. Technologinių procesų metu mes galim gauti atvirkštinį variantą, tai yra visiška toksina. Tai šiuo atveju turim žaliavą, turim atidirbti technologijas. Tai tą mes ir padarėm ir prieš tai, kaip tik prieš ES leidimą tokią žaliavą naudoti maisto produktų gamybai, mes kaip tik su Portugalais, Viziejaus Politechnikos institutu turėjom tarptautinį projektą, kurio esmė buvo apklausti vartotojus įvairių šalių, kaip jie priima vabzdžių produktus. Ir be apklausinėjant vartotojus, po to pristatysiu labai trumpai rezultatus. Mes su studentais pagalvojom, kad mes tos vabzdžių miltus, kurie yra legalūs ES ir mes galim juos naudoti, įdėsime į duoną, pasižiūrėsim skirtingais kiekiais ir pabandysim. Įdėjom, ką gavome, juslinės savybės puikios, viskas gerai. Kuo daugiau tų vabzdžių miltų mes pridedam, tuo žmogus jaučiasi laimingesnis, nes mes turim Nyderlandų algoritmą, kuris leidžia nustatyti žmogaus veide emocijų raišką. Tai yra, pavyzdžiui, laimingas, pasišlikštėjęs, liūdnas ir taip toliau. Ir nuo 0 iki 1 mes taip vertinam. Tai kuo daugiau vabzdžių miltų pridėjom, tuo laimingesni jautėsi. Tokia statistika, nieko negalim pakeisti. Toliau analizavom duonos rodiklius technologinius, duona, matote, minkštimas jos ko puikiausias, mes ją tikrai suvirškinsim ir nenumirsim, bet atkreipėm dėmesį, neapkraunant jūsų skaičiais, nes jau vis tiek čia nesimato, esmė tokia. Duona yra labai toks specifinis produktas. Turim visiškai be aromato medžiagas, tai yra vanduo, miltai, mielės, dedasi ir druska. Daugiau į duoną praktiškai dėti nieko nereikėtų, o po terminio apdorojimo gaunam labai aromatingą gaminį. Tai šiuo atveju kai kurie aromatiniai junginiai, būdingi terminiai reakcijai, Majero vadinamai reakcijai, ir kurios metu susidaro ne tik aromatiniai junginiai, bet kartu ir genotoksiški kancerogeniški junginiai, VMVT atstovai turbūt patvirtins, akrilamidą mes turim grūdų produktuose, kuris yra po šiai dienai problema. Tai šiai dienai mes pagalvojom, kad reikia mums tirti toliau, nes juslinės savybės nieko nepasako. Dažnai, kuo yra duona labiau apskrudus, kuo jinai jusliškai priimtinesnė, to daugiau joje akrilamido. Pirminė išvada - ganėtinai atraktyvu ir jusliškai priimtina duonos gamybai, bet žiūrim toliau, tikrai dar nerekomenduojam. Tai apklausus Lietuvos vartotojus visgi mažai kas ragavę vabzdžių ar vabzdžių produktų, bet apie 30% norėtų paragauti, tai eliminuoti negalim. Kokie žodžiai asocijuojasi, kai žmogui pasakojama apie tokias galimybės maisto? Žodžiai nėra labai blogi, skyrus, aišku, pasišlikštėjimą. Tai yra trašku, tai yra neįprasta, tai yra daugeliui baltymų šaltinis. Kai kuriems šlikštu ir čia nieko nepadarysim, tai yra ne mūsų tradiciniai produktai. Dirbam toliau. Galvojam, bandom analizuoti tą duoną toliau, nes ES leidžia dėti mum į duoną, į kepinius, į pieno produktus, svirplių miltus su sumažintų riebalų kiekiu. Ką mes padarėme, mes tuos svirplių miltus pafermentavom, nes vis tik mūsų duona lietuviška gaminama yra su raugais ir mes paanalizavom skirtingus kiekius fermentuotų ir nefermentuotų svirplių miltų pridedant į duoną. Ką mes aptikom? Fermentuojant svirplių miltus labai ženkliai padidėja biogeninių aminų koncentracija ir tų, kurie yra toksiški. Nereglamentuojami jie yra, šitie biogeniniai aminai reglamentuojami tik skumbroidinėse žuvyse ir tai yra irgi ES problema, nes nespėja jie su reglamentavimu. Iš esmės, kiekvienas save gerbiantis ūkininkas žino, kad gyvuliams siloso, kuriame didelis kiekis biogeninių aminų, nereikėtų duoti.
Žmonės mes suvalgom. Tai šiuo atveju tiramino tokiuose fermentuose svirplių miltuose padidėjo daugiau negu 10 kartų. Tai ką reiškia, tai ne tik į duoną dėti negalim ir pieno rauginto praturtinti produktų, tai yra, pavyzdžiui, jogurto, nes gausim tą patį iš esmės variantą. Pagaminom donytėje akrilamido daugeliu atveju padidėjo, todėl matome, kad technologija turi būti išskirtinė. Turim parinkti atitinkamus specifinius raugus su grinom kultūrom, tam tikrą receptūrą, jeigu norim gauti produktą saugų, bet kaip įdėti negalime. Taip ir apibendrinom išvadą ir visa tai yra publikuota pasauliniu mastu, aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, visiems jums taip pat yra prieinama, nes yra atviros prieigos žurnalai. Toliau į miltinę konditeriją bandome. Atvirkščiai sausainiuose sumažina, nes tas terminis procesas ir vandens migracija sausainiuose yra kitokia negu duonoje. Vat ir mokslinė tokia paprasta išvada. Šiai dienai, ką mes rekomenduojame, jeigu nėra to žaliavos siejamos kartu su technologija, nerekomenduokite dėti visur, nes galite pakenkti visuomenės sveikatai. Tai čia matėte mūsų auginamą žuvis institute, turim recirkuliacinės sistemas, galim atlikti tyrimus įvairiausius su šamų auginimu, tai vis tik vabzdys kol kas žuvų auginimui, tada mes gausime žuvies mėsą ir jinai yra labai puikus baltymų šaltinis vartotojams. Bet šiandien mes kalbam, kaip ir prieš tai diskusija, prieš mano pranešimą trumpai įvyko, kad mes kalbam jau ne apie badą, bet mes kalbam apie kitą išsireiškimą arba kitą problemą, tai yra neprievalgis. Ir tai nesusijęs su maisto trūkumu, tai yra susijęs su kai kurių maistinių medžiagų trūkumu. Ir mes turim šitą maistinių medžiagų trūkumą labai išsivyščiusiose šalyse, tokiose kaip Japonija. Pas mus, atsimenat, ne tik, kad gyvūninių produktų nevalgyti labai buvo aiškiai deklaruojamas veganizmas, vegetarizmas kaip išsigelbėjimas, taip pat ir duonos buvo atsisakoma. Nes visi pasijautė, kad jie visi serga celiakija. Ką tai reiškia? Tai yra atsisakom visų B vitamino šaltinių, mūsų nervinė sistema, turbūt, kad nelabai gerai funkcionuotų be šitų maistinių medžiagų. Ar galim rekomenduoti visiems vienodą mitybą? Tikrai negalim, nes skirtingos klimato sąlygos. Prieš metus teko būti Rygoje, tarptautiniai konferencijai, buvo dietistų tarptautinė konferencija, mus kaip maistininkus taip pat pakviečia, nes mes dirbam. Ir atstovauja dietistų pasaulinė asociacija moteris iš Australijos. Ir jinai be galo viešai apsidžiaugia, kad jinai labai didžiuojasi Graikijai ir Kipru, nes jie jau ženkliai sumažino mėsos suvartojimą ir perėjo prie daug didesnio kiekio daržovių ir vaisių suvartojimo. Paklausiau viešai, paaiškinkite prašau, ar jūs tikrai rekomenduojate šiaurės šalim ir Kiprui bei Graikijoje tą pačią mitybą? Va čia ir iškilo diskusija, negali rekomenduoti. Pas mus klimatas šaltas, mes neturime tiek vaisių daržovių, mes turim savo sezoninės skaidulinės medžiagas, mes galim rekomenduoti iš duonos, iš grūdų. Mes turime ir sočiųjų riebalų atitinkamą kiekį turėti. Tai vis tik labai reikia apgalvoti, nes tas maistas yra be galo sudėtingas ir mažai vartotojų, kurie nesusidūrė su chemija, su mikrobiologija, su maistu, supranta apie maisto sudėtį. Rekomendacijas šitas mes puikiai žinom visi. Ta piramidė turbūt prieš akis stovi visiems. Ar mes jų laikomės tų rekomendacijų? Irgi dažnai nesilaikome, nes dažnai skubame, nesusibalansuojame. Dažnai ekspertai mums patarė, kabutėse ekspertai. Kai pasižiūri tuos ekspertus ir per viešas televizijas žmonės žiūri atraktyviai, tie vadinami influenceriai. Dažnai tai yra ligoti žmonės, kurie propaguoja savo, tokį gydymą, kuris jiem pasisekė, neaišku, ar ilgai, ar neilgai, bet tai nėra tie ekspertai mitybininkai dažnu atveju. Tai labai sekti informaciją, kad nebūtų ta visuomenė apgaudinėjama. Tai šiai dienai vis tik kaip gyvūnų mokslų fakultetas Veterinarijos akademijoje Lietuvos sveikatos mokslų universitete matome labai didelę grėsmę, kad liksime be gyvulininkystės specialistų. Jeigu nebus gyvulininkystės specialistų, aišku, trumpalaikiai atsiveš įmonės ekspertų iš užsienio, brangiai susimokės, pakonsultuos, bet pastoviai dirbančių nebus. Tai labai būtų tikrai gerai viešinti, kad šitas sritis yra būtina visuomenės sveikatai užtikrinti, tai yra vienos sveikatos kontekste. Tai dėkoju už dėmesį. Tai gerbiama akademikė, ačiū. Gal galite mikrofoną mest, kad transliacija. Mokslus
ir šiuo metu po 20 metų esu grįžusi daliai laiko į mokyklą, gamtos mokslus ir biologiją. Tai ką pastebėjau, žemės ūkis pristatomas neigiamu aspektu visose programuose. Kas yra svarbu, kad būtinai turėtų specialistai peržiūrėti programas, peržiūrėti vadovėlius, nes nors dirbu kaimo mokykloje, bet iš kur atsiranda maistas, kaip jis užauginamas, nežino jau moksleiviai. Ta prasme, yra didelė problema ir piešiama tik tai neigiamų, kad atsakingas žemės ūkis už planetos žūtį, net ir, tarkim, neigiamas aspektas ir zoologijos sodas, apie tyrimus ar kažkokius, apie tyrimo naudai irgi, nėra tokių programos, būtinai turėtų Žemės ūkio ministerija bendradarbiauti šioje srityje ir nuo pačių mažiausių moksleivių. Labai ačiū, pilnai jums pritariu ir dar norėčiau paantrinti. Jūs taip pat asmeniškai kviečiu, paliksiu vizitinę, atvažiuosiu. Ir visom mokyklom, labai daug mokyklų buvo išsiuntinėtas laiškas. Akademikė, profesorė, mokslų daktarė atvažiuoja pas jūs nemokamai paskaityti paskaitą. Priimkite. Iš Kauno miesto atsiliepė 2 mokyklos. Šauniai subendradarbiavom su Vilkaviškio Aušros gimnazija, tai viena mergina užsikabino ir jinai atliko pas mus tyrimą, tyrė krekenas karvės, kas nesitikėjo, mokytoja irgi norėjo tirti, genetiką, mikroplastikus ir taip toliau. Ta mergina laimėjo ir gavo apdovanojimą, išvažiavo iš Šveicarijos Alpes. Mes turim, tikrai kartu bendradarbiauti ir mokyklos taip pat turėtų rodyti dėmesį ir, per